Labą dieną, Mantai. Sveiki. Kodėl jūs norite kovoti prieš Mantą Kiršuną? Kodėl? Klausyk, galiu uždaryti duris, čia šalta biškį. Tai viskas dėl garbės. Dėl garbės, tai garbė. Kaip asmeniškai pažįstat Kiršuną? Kiršuną? Mes kaip ir bičiuliai tokie, bet mes neturim bičių. Kaip aš galiu apibūdinti mūsų draugystę? Na, viskas prasidėjo 2016 metų vasarą. Susitikom, nes norėjom pirkti karvę. Tai ar manote, kad laimėsite prieš Kiršuną? Na, manyti nemanau matyti, bet norėčiau laimėti, bet aš nenuvertinu tokio varžovo. Jis truputį už mane daugiau sveria, mūsų panaši svorio kategorija, bet jis daugiau už mane sveria. Tad aš jo tikrai nenuvertinu. Ūgiu jis truputį irgi aukštesnis 1 centimetrų, tad irgi pranašumas. Bet aš daugiau anime esu matęs, tad manau man tai padės kovoje. Bakė matos. O ką jūs palinkėtumėt Mantui Kiršunui? Na, visų pirma, aišku, pasiekti 2000 laikų Prometėjo vaisiai page'e. Paskui dar susirasti gyvenimo tikslą, paskui susikurti šeimą kokią, namą pasistatyti, aišku, baigti mokslus, universitetą, studijuoti, dar ką norėčiau, taip. Tai gerai, linkime geros kovos. Mantai Kiršunai, o kodėl jūs norite kovoti prieš Mantą Baranauską? Tai pirko karvę ir nupirko, normaliai ten sumokėjo. O skambino po vakaro, sako, nugaišo karvė. Tai aš nežinau, tai aš toj karvė tai nieko nedariau, kai pasiėmė, tai gera buvo. O paskui sako, nugaišo, tu kals, dabar eisi muštis. Tai sakau, tai davai, einu muštis. Tai buvo, tai aš pinigų tai turiu, tai žinau, jeigu tai karvė, tai mirė, tai aš tai neturiu ką prarasto, jis tai žinai, jam ta garbė, tai ten man tai ta garbė iš viso ten, žinai. Kaip ruošitės šitam kovai? Tai treniravausi, man čia paskambino prieš vasaros galėtinę, ten pasakė, kad čia reikės muštis. Aš senai tą karvę pirko, tai ten sako, dabar laiko neturiu, tai kitos karvės ieškau, tai negalėjo muštis. Susirado karvę ir sako, eina muštis dabar. Tai sakau, tai davai, bet tai jeigu aš laimėsiu, tai man duosi pieno stiklinę. Tai sako, gerai, viskas. Ačiū labai už šį interviu. Linkime geros kovos jums. Prašau. Labas vakar, žiūrovai, čia aš, Redas Kazlauskas ir mano kolega Laurynas Bagdonas. Ir šiandien mes komentuosime istorinį mačą tarp Manto Baranausko, a.k.a. Manti, ir Manto Kiršuno, a.k.a. Prometėjo vaisiai. Šį vakarą norėtume pakviesti Mantą Baranauską duoti interviu. Prašome, Mantai Baranauskai. Mantai, ką turi pasakyti? Nieko. Tai ar tu pasiruošęs šiai kovai, kiek laiko ruošiais? Visus 3 mėnesius variau sporto salėje, daužiau kriaušę, įsivaizdavau, kad ten Mantas Kiršunas, buvau atsispausdinęs jo veidą, tiesiog dirbu. O kaip manote, ką darysite, kai laimėsite šią kovą? Jei laimėsite šią kovą? Ką darysiu, tiesiog džiaugsiuosi pergalę, tiesiog man patiks žmonių šlovė, man patinka, kai žmonės mane giria, ką aš darau ir man labai patiks, jeigu aš laimėsiu ir man patinka pergalė. Labai dėkui tau, Mantai, ir linkime tau sėkmės. Taip. Jau galėjai. Taip galėjai. Jiem biškai šitiem boksininkam būna mažiau smegenų ląstelių nuo laužimų. Jo, viskas gerai. Ne viskas gerai. Kartais būna ir biškai agresyvumo iš jų. Tūkas. O dabar kviečiame poną Mantą Kiršuną. Prašome, Mantai, ateikite. Malonu. Kodėl be pirkštinės? Malonu. Kodėl? Gerai. Malonu. Ateikite arčiau, negirdės mikrofonas jūsų. Gerai. Ką turite pasakyti? Tas pidaras yra, jis nesveikas, aš geresnis už jį. Kiek laiko ruoštės šiam fightui? Vakar. Tik vakar? Nors dar šiandien.
2 dienas. Nu tai jis visiems mažiau. Ir tikėtės laimėti? Nu tai ką, aš pažiūrėk, tu jį. Nu gerai, tada ačiū tau, Kišonai, ir linkime sėkmės šį vakarą. Gaidai, čia yra istorinis įvykis, kuris gali pakeisti visą Lietuvos istoriją. Kaip jūs manote, kaip šitas visas įvykis klostysis? Kaip manote, kaip čia viskas? Nu, aš manau, pirmajame raunde jie biški žais pasyviai. Reiks išsiaiškinti, kaip vienas kitą reikia pajausti. Tada antram raunde tikriausiai daužys Mantas. Mantą. Ne, Prometėjo vaisiai gaus į kaulus, man atrodo, per antrą raundą. Tada, žinokit, aš spėčiau visiškai hipotetiškai, kad per trečią raundą Mantis bus totaliai sudaužytas. O per ketvirtą raundą čia irgi totaliai hipotetiška, kad gali viskas tiesiog ramiai įsivystyti, tiesiog gali būti lygius. Aš irgi turiu tokią nuojautą, bet niekad nežinome. Na, aišku, dar, kad viskas sklandžiai vyktumėte ir būtų susipažintę su mūsų darbuotojais, norime pakviesti šio vakaro teisėją Konradą Pukinską. Tai, Konradai, šita kova jūsų svajonė, kaip jūs jaučiatės, kai žinot, kad šiandien jis įvyks, įgyvendinta bus? Aš esu labai patenkintas, nes aš šiai kovai rašiausi, sakykim, nuo kažkurių rudens pradžios. Ir ruošdamasis labai daug ką patyriau ir aš tiesiog esu žiauriai patenkintas, kad svajonės įsipildo tokios. Ir kaip visas organizavimo procesas vyko sklandžiai, ar paskutinę minutę, ar kaip? Viskas vyko labai normaliai. Aišku, būna kartais miscommunications, bet svarbiausia, kad visi susirinkom ir visi esam patenkinti to, ką dabar turim. Na, jūs dabar vis tiek esate teisėjas ir netgi treneris. Tai galite duoti savo spėjimo, kai manote, kas laimės, ar čia, ar jūs kaip mes, lygiosios? Nu, žiūrint, jie abu yra sunkiasvoriai ir, nežinau, labai sunku nuspėti, bet aš galbūt labiau linkčiau į Manto pusę, nes jis yra labiau didesnis. Yra Manto. Nu, aš manau, bus lygiosios. Ai, labai gerai. Mes irgi stinkame. Jo, mes manome, kad bus lygiosios. Gerai tada. Gerai, dėkojame jums savo laiką. O dabar Norėtume dar pristatyti patį geriausią Lietuvos trenerį bokse, Kajų. Kajus Kličinskas į sceną. Sveiki. Labadiena. Kaip jums sekėsi treniruoti šiuos du vyrus? Aš galiu pasakyti, kad šitie du vyrai, jie yra žiauriai užsispyrę, žiauriai daug jėgų turi, žiauriai daug ištvermės. Galima sakyti, kiekvienas turi savo pliusų, kiekvienas turi savo minusų. Pas vieną yra plus 10 regėjimas, pas kitą yra plus 10 apsauga. Ar galite papasakoti kokią juokingą istoriją iš treniruočių ar kažkokį įvykį? Juokinga istorija. Na, galiu pasakyti, kad buvo toks įvykis, kaip Baranauskas, aš susirgau ir negalėjau šiek tiek treniruoti, todėl jis privalėjo, aš jam liepiau pasikviesti savo motiną ir jis sudaužė ją motiną. Oi, motina, kokias stipriai moteriškiai reiškiasi. Taigi, jo, žiauriau, dar norėjau vieną tokį klausimą duoti. Čia aš visiems jį užduodu. Kaip manote, kas laimės, lygiosios, ar tiesiog vėl laimėsite vienas iš jų? Man vis tiek įdomu sužinoti jūsų nuomonę. Taigi. Iš tikrųjų labai sunku pasakyti, abu kovotojai yra labai gerai nusiteikę, bet aš būčiau linkęs į Mantą Kišono pusę, nes tas žmogus, jis tiesiog puikiai sugeria smūgius. Aš nežinau, aš nematęs tokio kito boksininko, kuris taip puikiai galėtų atlaikyti ne tik smūgius į presą, į saulę, bet ir į nosį. Jis gavo net ir į pakaušį, bet jis net neįsijungė. Aš nežinau, kaip jis atlaiko, kas čia per mutantas, kas čia toks, jisai nežinau. Bet aš tikrai manau, kad turėtų laimėti Mantas Kišonas. Nu, ką jau, dėkui už jūsų analizę ir lauksime pamatyti jūs ringo kampuse. Iki iš pačių į kairę pusę kviečiam Prometėjo vaisių dmeną Mantą Kišoną. Žmogus sveria 96 kg ir yra sunkiasvorio kategorijai. Akių minusas yra 3,5. Šiaip gražus žiauriai, visai fainas. O dabar iš kitos pusės išeina jo oponentas Manti, a.k.a. Mantas Baranauskas. Sveria 90 kg, akies minusas yra 1,3, o galas 3,25. Taip žiauriai fainas irgi, patinka.
Ir kai matom, mūsų treneris paruošė fiziškai ir emocionaliai kovotojus. Ir kai matom, treneris irgi paruošė fiziškai, emocionaliai kitą oponentą, nulingė halatą. Žiauriai gėdu. Nu, prieš kovą galvojau, kad bus lygiosios, nu, bet dabar, man atrodo, turėčiau statyti pinigus 5 eurų kokią man tokį šoną. Jo, žinokit, bus keista, kad toks sutapimas, nes aš irgi manau, kad jau nebus lygiosios, bet aš antai kaip jūs, aš už Mantą Baranauską. A, jūs už Mantą Baranauską? Ar man jūs dabar reikia sudaužyti? Jūs norit prie jų eiti? Galime. Kaip girdėjote šį vakar žmonės, bus antras faitas. Ponas Laurynas? Ir ponas Redas. 8 vakare šiandien, laukite. Bus zajebys. Nu ir dabar laukime faito pradžios. Tai vyrai į vidurį. Nečiau tiesiškos kovos. Negalima kišti į tiesiškos. Negalim kišti į pakaušį, žemiau juostos. Ir sėkmės jums visiems, susimuškit rankom. Gerai, prasidėjo kova. O, labai gražu. Respektas tarp dviejų kovotojų. Jie nori daužyti? Jo, jo. O, bet jie nieks nesileidžia. O, gražu. O, kaip gražu. O, gražus dešinys hukas iš Manto Kišano. Taip, jie taip nedrąsiai. O. Kišanas bando labai agresyviai. Svarbu kažkoks. O, gražus į kepenys, spėjai. Kepenys, taip. Biologija. Jo. Gynyba, Kišano gera. Labai gera. Juk treneriai sakė, kad jisai vos ne kaip akmeninė uola, tai... Nu kaip medė, nu kaip akmuo. Jo, turi atlaikyti. Tikrus gerus. Debilas kur. Suka, nachu, nekančiu šiandien. Nu da, oi, kampą! Oi! Oi, kaip gražu buvo. Gerai. O, ką čia? Prasileidžia kelias smūgiai. O žiūrovai, kaip garsiai. Jo, jūs girdit žiūrovus, kokie čia įnirti. Pilva. Pilva. Baranauskas. Teisėjas nekantriai žiūri, gal čia reiks kažką daryti. Kažką stabdyti. Manas Baranauskas vos neišėjo iš ringo. Jo, jau būtų techninė klaida jau. Manas Baranauskas eina į kampą atsikvėpt. Jo, dabar jie atsargiai. Įdomu, kiek jiem laiko liko. Jo, iš 2 minučių. Spėjau kokią minutę. Man irgi taip pat. Jau juokėsi Kišanas, jau turi prasileist, Oi, kaip bus blogai. Oi, dantis kaip prasileis. Oi, kaip jam bus blogai. Eik tu savo, žiūrėkit, kaip veikia. Manas Baranauskas išžiūrėk. Teisėjas dabar varo. Ir jis vienas kito. Teisėjas nestabdo. Kodėl neskiri? O, gerai, viskas. Gerai, paskyrė. Žiūrėk, kaip labai gerai. Žiūrime toliau. Kairys dešinys. Dabar laukime, jie nežino, ką. Gerai, man Baranauskas. Dabar vėl. Žiūrėkit, kepenis. Kairys dešinys. Kairys dešinys. Kol teisėjas nečiūri gali iš kojos pis. Viskas, laikas. Pirmo raundo pabaiga. Kokia jūsų nuomonė pirmą raundo? Na, aš manau, kad Mantas Baranauskas labai gerai kapojosi tenai. Bet kažkodėl Kišanas buvo labai daug kartų į kampą įspraustas. Tai aš negaliu daugiau nieko pasakyti apie jį. Mantas Baranauskas užtat buvo labai gerai ir ofensyvus ir defensyvus pirmam raunde. O ką jūs? Mano nuomonė, Kišano gynyba buvo aukštesnė nei Manto. Bet jo agresyvumas netoks didelis. Bet žinokit, žiūrovai, aš tai nežinau kaip jūs, bet aš tai čia ant galo savo sėdynę, žinokit, to iškrisiu. Tikiuosi ir jums tai patinka, nes aš tai čia 5 eurų pastačiau ant vieno iš jų, tai tikiuosi pagauti stavkę. Tu tik 5 eurų, aš tik 100 pastačiau ant Manto. Ar tu durnas? Ką, ne? Nu tai gerai, daugiau pinigų iš tavęs gausi. Na, Čia Christian Channel net negalima keikti. Oi, atsiprašau, atsiimu žodžius. Į bažnyčią jis vėliau nesijaudinkit. Oi, gerai, ruošiasi vėl. Antro raundo pradžia. Gerai. Teisėjas tuoj paskelbs. Paskelbė! Ne? Tuoj. Paskelbs. O, filmuoju asilį. Ir teisėjas paskelbė pradžią. O. Ir jie vėl antras raundas. O Mantas Kišanas atsimena, kad turi akinius. Dabar jis debuffą turi, -10 regėjimų. -10 regėjimo. Kaip visi gali ištverti? Kaip gražu. Kiek laiko čia gali daužyti? Jau Mantas Baranauskui blogai. Mantas Baranauskui blogai. Medikas. Medikai. Kodėl ne? Gerai, man Kišanas atsiprašo ir pertraukėlė, ne? Ne, gerai, toliau žaidžiam. Varom. Varom.
Jeigu mano predictionas pasirodys teisingas, tai Mantas Baranauskas turi šį kartą būti daug agresyvesnis šitam raunde. Bet tavo jau už tą, kur tu pastatei, tai jau praleido kartą, manau, dar nepraleido. Na, bet va, žiūrėsim. 100 eurų šatinu. Kai visokas eurų. Aš tvoj būsiu. Žiūrėk, kai Mantas Kišonas buvo suvarytas į kampą. O, vėl į kampą! Vėl Kišonas agresyviai varo. Jau man Jie atsiprašo. Good sportsmanship. Labai geras sportsmanshipas. Tarp jų abiejų. Tarp šių abiejų kovotojų. Nu ir toliau. Jie kažkaip nepasiduoda, nei vienas nenori. O, kažkas vyksta. Vyksta. Operatorius uždengė, biskį nieko nematėm. O, Mantas Kišonas į kampą suvarytas. Ir jau Kišonas prasileidžia. Jūs matot, kaip jie varo. Mantas Kišonas užmynė ant ringo linijos. Jau Mantas Baranauskas keikėsi, jau nepatenkintas. Jau kažkaip... O, jau daužo! Jau pyksta, jau gauna ir duoda atgal dar dvigubai stipriau. O ir jie jau po vyną tik... O, po vyną, viens už vyną. Kaip staigiai, kaip stipriai jie atrankosi. Greičiau juda neišspėjus sužiūrėt. Tai vadinasi žaibo ataka. Nesuprantu, kaip jie taip gali, aš neištverčiau. Aš neištverčiau ne vieno to smūgio. Toks emocinis apkrova tokia. Tiek žiūrovų aplinkui, tiek pinigų čia. Ir raundo pabaiga. Gerai. Ar galėtume ateiti teisėjas mums pakomentuoti? Jūsų neprašė, man taigi žonai mes tik teisėjom. Taip. Liupskai čia yra viena iš ekstremaliausių, kur aš esu mačius. Ne vien žmogus, jis yra kaip devonas paleistas nuo apykaklės. Kuris? Abu. Jūs matot jų akių ugnyse? Yra visiškas. Jie yra psichopatai, aš negaliu. Aš žiauriai esu pasimetęs. Ačiū teisėjai. Ačiū teisėjai, štai jo analizė buvo. Tikimės, kad jis nenumirs šioje kovoje, nes aš dėl jo. Jo, čia jis tiesiog civilis karo zonai, ką mes žinom, kas čia daro. Vienas lauke ne karys. Jo, teisingai Raidai, labai gerai pasakyta. Taigi laukiame antro raundo. Trečio raundo? Jo, ar lemiamas bus? Ar bokse būna 4 raundai? Spėjau, jo. Man irgi atrodo, kad jo. Tai gerai, palauk. Jeigu teisėjas užduočiau šitą raundą, tai tikrai Mantui Kišonui gaila, bet aš tai turiu pasakyti, duočiau Mantui Kišonui. Taip, du kartus į kepenis pasileido Mantas, jau taip žiauriai, kad ir keikėsi jau Mantas Baranauskas, tai žinot, iš karto minus taškai. Christian Channel. Mes jam nepatinkam, aš bijau, kad jis iš kampo po to, kai išeisim, nesudaužytų mūsų. Aš to labiausiai bijau, nes mes tai čia neturim šansų. Net jeigu ir dviesi. Mantas Baranauskas jau nenori kovoti. Bet ar jo moralė jau tokia žema? Jisai negali pasiduoti. Nu, tavo 100 eurų. Mano 100 eurų! Aš stačiau už to PM. Aš už jį 100. Gerai. Iš karto norime pranešti, kad mes neatsakingi už visus jūsų praloštus pinigus ir mes nenorime skatinti lošimą. Mes nereklamuojame lošimo, mes... Neikite į stop sportą. Prašau, neikite. Nestatykite už geltonus. Gerai, ir televizorijos pradžia. Žiūrėkit, kaip vienas kitą varo. O, Jėzus Marija, į kepenis. Kodėl neskiri? Jie vėl su jie. O, jau Mantas Baranauskas. Jau Mantas Baranauskas atgauna biskį savo. Moralės kovoti. Moralė, Ištos. Oi, kaip gerai. Atsikvėpimo sekundė ir tada toliau. Ir jie vėl iš abiejų banėtaus. O, jau gynyba. Abiejų gynyba labai tvirta. Abudu bijo pirmi daryti. O, Mantas Kišonas pradėjo labai gerai. Ir jau žino. Vos neužkrito. Mantas Baranauskas galėjo tai greitai. O, vėl į kampą, vėl. Jie jau nebesukumžys, jie su visu kūnu. Kaip jų kovoja? Jie jau su kūnu kovoja. Nu tikrai, kaip ir teisėjai sakė, žvėrys. Taip, paleisti nuo savo grandinių. Jūs matote, kaip jie kapojasi. Merginos, gal jūs tą, kuri bus, priaukinsit kažkurį iš šių neįmanomų... Ir jie jau kapojasi. O, Mantas Baranauskas atsitraukė ir Kišonas nebenori toliau. Jau trečio raundo pabaiga? Baigiam. Nu gerai, baigiam. Kažką kalba Mantas Kišonas, bet jūs negirdite? Ne, Mantas Baranauskas, atsiprašau. Dabar Kišonas kalba. Nu, jie tokie patys. Gerai, grįžtam biskį prie tos minties merginos. Ar jūs galite sutramdyti šios gyvūnus? Jei taip, skambinkite iš šios numerius. Taip, vienas atrašys daugiau nei kitas, o jeigu norite Manto Baranausko, tai atsargiai, nes gali tokia moteris su peiliu ateiti pas jūs. Neįvardinsiu, kas tokia. Aš ir nevardinsiu, nes bijau, kad man gali tai būti. Taip, pas mane irgi gali ateiti. Same. Ai, ne. Ai, nežinau, ko tu gyveni? Ne, aš saugus. Tai tau gerai, blėt. O, vandens, Darida, mūsų rėmėjas Darida. Skatina mūsų kovotojus toliau varyti.
Katinas. Ir Darida numeta man žemės, taip jai reikia. Nes per mažai vandens davė. Per mažai vandens. Vanduo buvo beitas. Vanduo! Vieną butelį. Kodėl tik vieną? Kodėl tiek mažai? Mūsų kovotojam neužtenka, reikia būti hidratuotam. Taip, teisingai, jiem net gal ir maisto nelabai. Jiem reikia būti kurva. Jo, Christian Channel. atsiprašau, aš įsiklausiu bažnyčią. Ir ketvirtas raundas Prasideda prasideda. raundo pradžia. Ir paskutinis lemiamas raundas. Tada jis bus skelbiama. Sharp! Editing. Tada bus skelbiama. Ir jie Suvaro. Matas Baranauskas. Jie būdu atakuoja ir taip agresyviai. Ar gali būti, tai tikrai? Ar gali būti... Ar šiandien bus eina nahui, jis mirė? Ar bus tai, kad teisėjas pagaliau vieną kartą jau įsiskirs? Manau, ne. Ne, teisėjas čia nereikalingas. Teisėjo čia net nereikėjo, kodėl mes jį pakvietėme. Ar operatorius bus gyvas irgi? Operatorius turėtų būti gyvas. Operatorius turi išlikti gyvas, tai mano pagrindinis mėgstamiausias veikėjas. Jis medikas mūsų. Jo, dar medikas. Jonis. Jo. Wow! Man svarbiamas žvaigždžių, jūs matėt, kaip jis staigiai susikirto. Aš išėjaučiau vėją einantį į mus. Taip. Matau, čia dėl to, kad vėjas pučia, bet taip gali būti tik dėl smūgių. Ne, čia smūgiai turi. Čia dėl smūgių turi būti, Taip, teisingai. Taip. Ir jie jau abudu Ir jau pavargę. buvo skelbiama ketvirto Gerai, raundo pabaiga. pabaiga. Jezu, abudu mūsų kovotojai išvargę ir abudu žiauriai sudaužyti. Dar bus du raundai. Mums buvo pranešta, kad dar bus du raundai. du raundai? Ar galėtų ateiti treneris mums pakomentuoti? Treneri, ką jau ateikite? Serė, prašom, jei galit. Greitai. Kol dar neprasidėjo. Taigi, galit pakomentuoti, kaip jums šita kova visa. Šito kova, kaip matote, yra labai apylygė. Tik aš nelabai suprantu, kodėl jie į veidą nedaužo vienas kitam. Daužo tik tai presą. Jeigu abu turi labai stiprius smūgius, jeigu daužytų į veidą, kažkuris tikrai kristų. Man atrodo, todėl nedaužo, nes abudu nemato, kur veidas, ar jūs man pritarite. Teisingai, nes abudu regėjimas dabar minusinis. Gerai, dėkui jums, ką galite taip toliau rūpinti savo ždėjais. Ačiū labai. Buvo labai įdomus pirmi 4 raundai. Dar liko 2, dar galime pažiūrėti. Reikia išmelti šitą karvę. Taip, reikia kuo labiau. Šitas įvykis buvo planuojamas 6 mėnesius. Taip, 6 mėnesius. Bet aš sužinojau tik vakar. Teisingai, aš už vakar. Tai nepadeda. Mums per mažai moka už tą šūdą. Tau moka? Nu, darydama. Jo, darydama man ir sumetė kelis centus. Tu palaukite grįžti. A, gerai, zaivys. Taigi prasideda 5 raundas, aš likau vienas po kol kas. Ai, Redas tiesiog vandens nejo atsimt, labai gerai. Labai gerai. O, jirma, jog, jūs matot, kai Matas Kiršonas daug. Atsigeriau Daridos. O, Matas Baranauskas skirtų kaip žaibas staigiai į kepenis. Kepenys. Jau, Matas Baranauskas kažkaip jau pampa. Jis jau dėjuoja. Žiaurių minis. Matas Baranausko žodžiu. Ir man Kišonis toliau daužo. Matas Baranauskas nenusileidžia. Aš prašau, Mantai Baranauskai, laimėk aš už tave. Kelnes aukščiau užtek, sakė man Baranausko. Nerodyk šaknos, ne to norim, mes norim jūsų. Tai įdomu. Nu, dėl merginų nežinau, bet man visiškai ne. O tavo? Pusiai. Gerai, kampinis. Džabas, krosas, hukas. Kablį. Į veidą, kad atsijungtų bent vieną kartą. Biškį daužo, bet Neužsibaigė. Nei vienas nebaigė savo kovos. Čia jie pasiryžę iki galo kovoti. Jie pasiryžę kaip gladiatoriai užbaigti vieno mirtimi arba lygiosiam. Arba lygiosiam. Arba jo. Niekada nežinai, kaip baigti. Nežinai, kad jau Ir jie jau pasakys. biškį tiek praradę. Jie jau atsijungė. Mačiau, tiek geriau daužo. Eik tu savo ir baigėsi 5 raundas. Baigėsi 5 raundas, eik tu savo, lemiamas. Redai, lemiamas. Paskutinis bus. Nu, aš tai manau, kad vis tik Matas Kišonas laimės, nes jis nedėjavo per nei vieną mečą. Ir va, girdime interviu iš Manto Baranausko. Operatorius tuoj pritrauksim jo veidą. Tikiuosi. Jam gaila, kažko girdžiu. Aš manau, kad Mantas Baranauskas, matot, dėjavimas kartais padeda išleisti visą savo tą tokį pyktį arba šiaip tokius blogus dalykus į savo kūno, tai gal tai jam padeda, dėl to jis gali ir atgauti savo energiją ir užbaigti šitą visų laimėjimų, net nelygiosiu. Gali būti, kad jis gailisi Manto Kišono. Jei jisai gailėtųsi, tai jisai gailėtųsi, o dabar nesigaili. Nesigaili, kai išleistas demonas.
O, tai interviu turime iš Manto Baranausko. O, labai gerai paklausom. Iš tikro gaila, kad pirko į Salmerį, žinai. Bet tik, tai kam čia muštis? Tik bendrauju. Jis kažką pakalbėjo apie karį, nežinau, girdėjau. Užtų galima, aš nesuprantu, tai dabar abiem negerai. Dar vieno operatorius, kuris neštų mums versą per ausinės, bet mes neįpam. Jo. Mes juos gavom kėdės. Paskutinis? Teisėjas sako, kad tai paskutinis raundas ir čia bus lemiamas. Teisėjas po to skelbs laimėtoją. Aš iš tikrųjų labai pavargau ir man atrodo, man bus lieknės persvaros. Galite eiti bankrutuoti. Bet bent jau ką man nepaskelbė. Taip, Laurynas. Žiauriai sunku kvėpuoti. O aš kaip... O, Redai, tu padarai kakų, leisk išvalysiu. Ne, čia, mes dirbam. Ai, dirbam, gerai, vėliau. Mantas Baranauskas Nu ir tuoj. nusirengęs Jo, Mantas Baranauskas fleksina savo muscles. muskliais. Mantas Baranauskas pavirtas iš juodojo demono, ką tik pavirto į fucking pandą. Kokia panda, jis seksualiausias gyvis, kurį aš matė šioje žemėje. Tau ką, pandos neseksualius? Ne. Jo! Gėjus. Pydaras kur. Aišku, muštis po šito. Sakykime, iš esmė. People from... Taktimą. Jo, mes su Lauru prieš Mantą ir Mantą. Nu, davai, gali. Išmok kalbėti, kai mytit. Kas yra Demetrai Asilas, kur? Mum tai bent moka. Nu, antai, kai jum. Gerai. O, respektas tarp kovotojų. Taigi buvo final roundas prieš tai, bet dar vienas roundas. Ne, tai dabar jau paskutinis, jau dabar. Jo, 7. Gerai, varom, daužos. Jau galima į galvą. Nežinau, bet jie vis dar nesidaužo. O, taikos. Treneris Kliučinskas sako į veidą. Treneris sako, kad leidžiama. Mantas Baranauskas, no chill. Oi, pirmas į galvą. Atsargiai. Jau teisėjas kažką nuveikė. Pagaliau teisėjas Per 7 roundus pirmą kartą nuveikė. 6, bet pohai, jo. Gerai. Yra pagąsdinamas net teisėjas. Mato Baranausko nieks nesustabdys. Niekas nes. Ir jie toliau daužosi. Labai gražu, labai gražiai Labai atakas Mato gražu. Baranausko. Šlapia. Oi, kaip šlapia. Paskutinis raundas yra jo nuostabiausias raundas pagal mane. Čia yra visas bokso grožis. Taip. Patekome į petį. Ir gynyba, vis dar gynyba. Dar gynyba. O, į kampą, biskį į kampą, bet jau per viduriką. O, jau ant sienos. Jau ant sienos. Ir Matas O, Mantas Baranauskas. Baranauskas. Atsitraukė Mantas Baranauskas. Ir paskutinio raundo skelbiama pabaiga. Ir ką pasakys teisėjas? Teisėjas sako atsisėsti. Atsisako. Jo. Teisėjas paskelbs po kelių minučių, man atrodo. Tuoj žinosime pabaigą šio mačo. Ir Visai bus įdomu sužinoti. labai tingi Mantas Baranauskas. Gerai, perduosime mikrofoną teisėjui ir jis paskelbs. Jo. Laimėtoją. Čia buvo aš, Ridas Kazlauskas. Ir Laurynas Bagdonas. Ateina Kajis Kliučinskas su rezultatais. Skelbti pergalės vienam iš mūsų kovotojų. O dabar teisėjas paskelbs. Sužinosime, ar aš gavau savo 5 eurų ar ne. Sužinosime, Aš šiaip galvoju, kad mūsų darbas baigėsi šiandien, bet mums paskambino, kad dar reikia. Tai nieko, žiūrėsime tiesiog.